Pakeitus grūdinę kultūrą iš nustatymų puslapio turėsite greitas nuorodas į funkcijas, galėsite reguliuoti mašinos nustatymus. Nukopijuokite naudotojo ir gamyklinius nustatymus į tikslinius, išsaugokite naudotojo ir nukopijuokite tikslinius į naudotojo nustatymus. Pradedant nuo viršaus, parinktis kopijuoti nustatymus į tikslinius nustatymus leidžia greitai perkelti operatoriui nustatymus į tikslinius. Pabandykite nustatyti pageidaujamus parametrus apatinėme langelyje. Tada spustelėkite piktogramą kopijuoti naudotojo nustatymus į tikslinius nustatymus, kad juos perrašytumėte. Po šio veiksmo rasite nukopijuotus gamyklinius nustatymus į tikslinius nustatymus. Spustelėkite gamyklos piktogramą dešinėje ekrano pusėje, kurioje rasite nukopijuotus tikslinius nustatymus. Sekanti piktograma leis jums išsaugoti naudotojo nustatymus. Spustelėkite ją ir jums patogiai išsaugokite nustatymus. Paskutinė funkcija – kopijuoti tikslinius nustatymus į naudotojo nustatymus, nukopijuos tikslinius nustatymus į naudotojo pasirinktus nustatymus. Atminkite, pakeitus grūdinę kultūrą, pirmieji nustatymai tikslinėje lentynoje yra gamykliniai. Kultūrą galite pakeisti iš ISO-bus meniu. Kaip naudotis visomis ISO-bus funkcijomis, pamatysime vaizdo įraše.